Muzikinis Rūsys pristato kovo 17 dieną, 19 valandą koncertą Arena Alternative adresu Klaipėdos gatvė 79C. Dalyvauja Rebel Eye, Attitude, Impact, Amunicija, Ace in Air. Pagrindinis koncerto rėmėjas Muzikinis Rūsys, muzikos instrumentų parduotuvė ir garso įrašų studija. Muzikantus maitina Arena Vitalija. Informaciniai rėmėjai Panevėžio Rytas, Panskliautas, Laisvalaikio kombinacija, Siuviklava.lt, dienraštis Sekundė, KTV Plus, Panevėžio balsas, radio stotis Pulsas, Atomas.lt. Sveiki muzikinio Rūsio laidos žiūrovai. Šiandien svečiuojamės Vilniuje pas grupę pavadinimu Rebel Eye. Tai trumpai prisistatykite laidos žiūrovam, kas tokie esat, ką grojat, ką darot. Nu ką, grojam seną roką, bandom jį atgaivinti ir kas? Daugiau pridur kažką, nežinau. Kolektyvas iš 5 žmonių mūsų. Jo, vieną trūksta. Gitaristas dirba, nėra jo. Alų geria. Ir nu ką? Bandot atgaivinti seną roką, o tai Vilniui, Panevėžyje pas mus galbūt ta muzikinis gyvenimas primyręs, o Vilniuje tai čia gandai sklando, kad viskas vyksta ir daug renginių ir taip toliau, ar reikia jį gaivinti? Mes kaip planuojam labiau tokį į senesnį, nes ne į New Age metalą kažką, o tokį oldschoolinį seną roką ir visą tai. O kaip grupė Vilniuje yra, ar čia, jeigu gaivinti reiškia nėra nieko? Iš tikrųjų nelabai. Nelabai, kadangi Lietuvoje mėgsta sunkesnę muziką, tai kaip čia? Sunkesnė, jo. Tokia senesnė roko grojos, tai iš tikrųjų nėra labai daug grupų. Jo, nes arba New Age metalas, arba ten Defas Blackas ir kažkaip tai. Nutarėm, kad kažką nori. Ir mėgstam patiem. Supratau. O kaip koncertų, jeigu ne kaip primyrės stilius, mažai kas groja, tai o koncertų yra pasirodymų vietų, organizuoja kas nors tokio stiliaus? Tai organizuoja, prisitaikom prie kitų grupių, tai ar kažkoks ten festivalis, ar ten konkursas, tai tiesiog grojam kur galim. Tiesiog bandom save realizuoti, parodyti save. Nelabai derinamės, kad nors ir ten Bleko būtų koncertas, mes visiems galėtumėm pagroti. O kaip publika prie, jeigu Bleko koncertas ir jūs tokį seną roką grojat? Manau, visiems patinka. Gerai. Nes nėra didelės pasiūlos šiuo metu šitas stilius ir... Mes taip manom, bent jau. Vis tiek panaši tematika, sunkesnė muzika, tai visi, manau, pradeda nuo seno gero roko. Dar klausimas kilo, grojat seną roką, bet to seno roko yra, bent jau buvo daug grupių ir, ta prasme, ar tai neiškrauta idėja, ar dar yra kur atrasti kažko naujo? Stengiamės iš tikrųjų daryti savitą roką. Iš naujo dviračio neatrasim, bet reikia kažką naujo atrasti. O
Kas idėjiniai, kokie vadai, nežinau, kokios grupės patinka, ką klausot? Klausom, nu ką, nuo Ozis, AC/DC, Dievai. Šiaip jo, dievai, o po to skirsis į mažesnius lomus. bet šiaip, jo, ta prasme, bet pagrindas yra, o po to jau ten, nežinau, kas ir trešo paklausom ir viską. Supratau. Bleko. Nu, jo. Kiek laiko grojate? Grojam kiek, Pusę metų. Apie pusę metų nuo rugpjūčio vidurio pradėjau. Kažkur. O čia pirmoji grupė ar iš kitų grupių susirinkę? Kaip, mes su to, kurio čia nėra, sukūrėm grupę dviese maždaug, tada prisijungė būgnininkas, tada suradom basistą, kurią pakeitė Henka ir prisijungė Mindė. Supratau, o kaip Vilniuje sunku surasti muzikantų, ar paprasta? Daug yra? Nėra iš tikrųjų tokių didelių problemų, nes daug yra grojančių žmonių, bet gerai... Bet pasiūlos nėra per didelis. Pasiūlos nėra per didelis. Aišku, miestai, kuriuose koncertuojate, tik Vilnius, ar važiuojate ir kitus miestus Lietuvos? Kol kas tik Vilnius, bet dabar važiuosim į Panevėžį, į Marijampolę, į Klaipėdą ir dar čia daug yra planų. Daug planų, bet čia šiais mėnesiais artimiausiais. Supratau, į užsienį neplanuojat kur nors į Latviją išvažiuoti? Planuojam į Fontaine festivalį, jeigu jis aišku dar vyks, bet planuojam ten pagroti. Jo, mes esam buvę kaip žiūrovai ir ten pasisekė mums pagroti. Dviese buvom su to gitaristu, kurio nėra, ir su Adomu. Tai ten buvo jaunų, nežinau, paauglių 14-mečių grupė ir maždaug mes parodėm jiem akordus, pagrojom, visiems patiko kaip ir, ten maža scena buvo ir nusprendėm, kad reikia didesnės lipti pasirodyti ten. Ką šiaip gyvenime veikia? Dirbat, mokotės, muzikos gyvenate? Mes dviese kaip ir dirbam dabar šiuo metu nelabai, bet šiaip mes dirbantis dviese. Jo, o šitie jūs ką, jūs? Mes moksleiviai dar. Supratau, ką muzika reiškia gyvenime iš vis? Daug ką. Beveik viską. Viską reiškia. Muzika pirma vieta. Iš tikrųjų. Kaip tai pasireiškia? Tai tiesiog stengiasi viską atiduodam. Viską atidodam, į tai dedam, galvojam. Visą laisvalaikį. Realiai, jeigu reikia, tai bet kokie planai dėl grupės yra atšaukiami. Pasimatymus galima atšaukti. Jo, pasimatymus galima iš tikrųjų atšaukti Mindę. Nes labai nervuoja šitas, bet ką jau padarysi. O kas pas jūs kūrė muziką, žodžius, bendrai? Muzika realiai yra atsakingas Mindaugas, Adomas, Henrikas, realiai visi tie, kurie groja, koreguojam gitarą. Atsiranda idėja, paskui visi ritulioja. Kiekvienas yra atsakingas už save. O žodžius pagrindė mes su Adomu kūrėm. Tai... Iš kur kilo idėjos, mintis, apie ką, kūriniai? Čia irgi labai įvairiai, nuo dienos gali būti, nuo oro. Mūsų viena kaip populiariausia diena yra apie alų, taip? Jo, tai čia irgi... Apie alų. Čia tai kasdienybė. Kasdienybė. Būtinai reikėjo apdainuoti. Jo, tai tiesiog, apie viską, apie vos ne, nežinau kaip čia pasakyti. Apie pinigus, apie... Kasdienius dalykus atsiranda. Kasdienius dalykus ir apie alų, ir apie panas, ir, Supratau, rock'n'rollas visas. Kaip rock'n'rollas? Tekstai lietuviški ar angliški? Viena daina yra lietuviška, visi angliški. Iš pagarbos lietuvių kalbai. O iš pagarbos lietuvių kalbai, kodėl kiti visi angliški? Nes tai jeigu kur nors važiuojam, plačiai visuomenė. Šiaip ta daina buvo sukurta labai senai, aš parašiau žodžius gal būdamas 13 metų, tada dar būdamas kitoj grupėj ten sukūrė man melodiją, po to mes ją pakeitėm, patobulinom ir pritaikėm dabar. Tai va, šiai dienai kuriam angliškus tekstus. Aš kažkada čia su kolegom kalbėjau, kažkaip pasirodė, kad daugelis lietuvių grupių slepiasi už kalbos. Ta prasme, anglišką padarai tekstą ir ne visi supranta ir paprasčiausiai lengviau. Ne, mes nesistengiam paslėpti kažkokių niuansų. Ta prasme, tiesiog kūrėm gerai skamba ir... Ar planai
užkariauti Europą ir dar toliau. Nu, kaip būtent važiuojant į užsienį, ar į tą pačią Latviją, ar dar kur nors, kai važiuosim, tai angliški tekstai yra daug geriau, vis lietuvių kalbos. Jo, ir dar plius tai yra dar plius į tai į ateitį, skaitykim. Ką mes, iš esmės, kaip ir dauguma matyt grupių nori kažką pasiekti daugiau negu ten Rusijai grotai. Tiesiog. Apie ateities planus, gal kokie albumą planuojat įrašyti, arba vaizdo klipą nufilmuoti? Gal planuojam, ką, įrašyti demo kelias dienas. Nu, bet tas, jo. Žmonės galėtų pasiklausyti tiesiog. Nes dabar yra tokia labai jau ten minimalus. Tiesiog įrašai labai nekokios kokybės. Jo, labai senai daryti ir jie neatspindi mūsų dabartinės būklės. Jo. Mūsų stovi dabartinės. Ir ta prasme, o klipą tai irgi, ta prasme, bus, aiškiau, bus gabalai įrašyti, gal bus ir ne tik demo įrašai ir tada jau planuosim kažką ir su video kažką. Jauna grupė esate, gal galit papasakoti, nuo ko prasideda, kaip jūs ieškot studijos, kur įsirašyti, taip toliau, ta prasme, senos grupėse žino, ten yra studijos kažkokios vėl pažintis, o kai jauni, ar sudėtinga prieiti prie įrašų, prie vaizdo klipų, prie koncertų? Iš tikrųjų sudėtinga ir vis tiek per pažįstamus visą laiką pažinčių ieškomės ir jų vis daugiau ir daugiau atsiranda. Ir tada kažkas, jo, lengvėja. Įsivažiuoja ir gali pagreitį. Realiai dėl finansinės padėties negalim užsisakinėti kažkokių labai jau prabangių studijų, bet... Jo, bet šiaip, kiek galim, tiek darom, tiek spaudžiam iš savęs ir... O planuojat tos demo įrašus daryti Lietuvoje ar kur nors? Jo, Lietuvoje, bet čia tiesiog, kad žmonės turėtų apie mūsų supratimą kažkokio, o šiaip reikia kuo greičiau, aišku, daryti ir tuos jau normalius įrašus ir po to jau galvoti apie tą albumą. Tai bus dainų, bus komplektacija, tai ir tada jau žiūrėsim. Jama NV grįžta į Panevėžį. Ar tu pasiruošęs sužaisti? Kovo 10 dieną Tauros lofte, Senamiesčio gatvė 29. Renginio pradžia 19 val. Kartu bus atlikėjai Rita ir Tiup. Renginio draugai, muzikos prekių parduotuvė Muzikinis Rūsys, radio stotis Pulsas, Aukštaitijos radijas, Sunday Bug, Panevėžio balsas, Pulsas Panevėžyje, Alternatyvusis Panevėžys, Kino teatras Garsas. Daugiau informacijos rasite Facebook'e bei sviklava.lt. Gal galite papasakoti apie savo instrumentus, kuo grojate, kokią įrangą naudojate? Gitarom naudojamės ką? Cortex X serijos čia labai pasigirti to negalim, nes finansai neleidžia nusipirkti brangesnių gitarų, o iš aparatūros ką? Oranžas. Čia mūsų versijų dėžė geriausia. Nes įsigijau lempinę galvą Leniai ir kabinetą. Visai aišku, jo patenkintas, jis duoda tokį oldschoolinį soundą, tokį... Masyvų? Ne tai, kad masyvų, jis tokį duoda, turi tokį prieskonį, kuris teikia tokio įdomumo. Neaišku. Mušamieji kokie? Mušamieji yra Yamaha Power Edition. Aš nežinau, jam kokie 14 yra metų, bet kuo senesnis medis, tuo geriau skamba. O kaip renkatės instrumentus? Vis tiek perkate, kas įtakoja, pavyzdžiui, pirkti kortą, o ne kokį ibanezą ar ten... būgnus, vienus ar ne kitus, ta prasme, draugai... Skambesys iš tikrųjų. Kuo daugiau groji, skambesys ir finansinės galimybės. Ne, kuo daugiau groji, tuo labiau pradedi atrasti, surasti, ko tu pats nori, kokio garso tu pats nori. Tada ieškai, kas tau gali padėti, tada susirandi firmą, kuri ten gamina tą ir tą ir tada taip įsitiliuoja. O netrūksta Lietuvoje pasirinkimo instrumentų? Čia grūdi tema iš tikrųjų yra. Jeigu minimalus atlyginimas yra 800 litų, kokia gitara kainuoja 2000 litų arba krešas apie 1000 litų, tai kaip tu gali nusipirkti kažką? O tokia gera tema, ką daryti Lietuvos muzikantų? Viską iš tikrųjų pasigalvoju, būgnininkai, žinau, tai taupo kaip velniai ten ir reikia mažiau gardalovas iš tikrųjų, pinigų atsiras labai staigiai. Ir varžtus belenkokius sukasi kaip gali, kad svarbiausia, kad tik tais veiktų instrumentas. Taip. Visko galima prisigalvoti. Kaip pradėjote groti? Nuo ko prasidėjo šis muzikavimas? Muzikos mokykloje ar šiaip namie? Gal atrasti tada? Jo, aš pradžiai pradėjau groti muzikos mokykloje, grojau akustinę gitarą, grojau ten turkų maršus Mozarto, ten Bethoveną, Bachai, o paskui galvojau, kad klasiką jau išanalizavau, reikia prie šitos klasikos. Prie kitos, jau klasikos kitos. Nusipirkau pirmą elektrinę gitarą, ne pačią brangiausią, ir pradėjau groti. Sukūriau vieną grupę, antrą, trečią,
pradėjau... Ir pasiekė pasaulinį lygį. Pasaulinį lygį, tai kaip čia tai. O kur tos kitos grupės dingo? Tai vis tiek laikui bėgant atsiranda kažkokių problemų. Kaip Lietuvoje, aišku, labai trūksta būgnininkų, bosistų dabar jau nelabai šiek trūksta, bet prieš kokius 5 metus tai bosistų buvo deficitas. Ir iš tiesų būdavo, susibūrė grupė, neranda būgnioro ir tiesiog, ką jį daryti, tiesiog... Pagrojo porą mėnesių. Ja. Tai va, ką, aš asmeniškai mokiausi Čiurlionkiai 3 metus, nieko daug, bet pradėjau nuo to. Proto neužtenka. Jo, proto neužtenka, mokiausi fortepijoną, savaime aišku irgi mečiau, tada pradėjau su muzika užsiminėti, mokiausi dainavimo. Pas ką mokėsi dainavimo pasakysiu? Nesakysiu. Pas ką mokėsi dainavimo? Mokiausi dainavimo ir pakeičiau gal 7 grupės ir prie šitos pasilikau ir kadangi mes ją kaip pradėjom kurti ir geriausias variantas tiesiog tobulinamės ir kuriam. Ne, aš prieš kelis metus su vienu draugu galvom reikia išmokti ko nors groti. Tai gal gitara, bet gitaristų kaip visada yra pilna, nelabai yra įdomu. Tai gal, o jeigu grotumėm būgnais? Davai, pradėjo mokytis groti būgnais, jisai to pradėjo, aišku, bosų mokintis, aš toliau mokinausi groti. Neturėjau tuo metu grupės, ten mokykliniam ansamblėje grojau, su tokiam labai didžiuliam pertraukom iš tikrųjų, nes kai groji vienas nėra tos tokios paspirties. Ir po to Adomas pasiūlė groti su Rebel Eye. Taip prasidėjo. Asmeniškai aš tai neturiu jokio muzikinio įsilavinimo. Šiaip pradėjau nuo akustinės gitaros, bet tai perėjau prie boso, nes... Nes indikatorius stygos, taip? 6 sunku suskaičiuoti. Perėjau prie boso, nes man pasirodė... Lengviau? Ne. Įdomus instrumentas, technikos aišku nepasakyčiau lengvesnis, bet tai... apskritai, grojęs aš su 2 grupėse, bet niekad negalėjau atrasti... Šitą yra geriausia. Būtent, niekad negalėjau atrasti savo stiliaus. Ir Rebel Eye mane atėmė iš praeitos grupės. Atėmė? Kaip atėmė? Maždaug atėmė. Pavogėm. Įkalbėjom. Ir maždaug čia aš atradau save. Kas sugalvoja pavadinimą grupę? Mes sugalvojom 2, čia dar buvo sena, ta prasme, dar sudėtis, dabar viskas pasikeitė. Ir ta prasme, galvojom, kas mus ten, nežinau, mums reiškia kažką ar panašiai, tai kadangi man yra akis, tai toksai, ir tatuiruotė, aišku, ir jis... Akių fetišas. Tai tiesiog sugalvojom, kad maištininko akis maždaug parodo, pasižiūrėjęs į maištininką iš akių gali pamatyti ir ką jis nori pasakyti. Tiesiog, jis siekis yra. Helping for charity, I sacrifice for others one. I don't want you to be right. That's the fucking problem now. Mine was I am never a child. I am not. I am bad boy. I am not. I do what I want. I am not going through.
Kaip jauna grupė, bet kaip jums atrodo Lietuvos scena? Lietuvos scena. Koks lygis jos? Iš tikrųjų, sparčiai kyla lygis. Vis atsiranda profesionalesnių grupių ir jų daugėja. Ir kai pažiūrėjus, kas darėsi prieš 10 metų, rezultatai labai šaunus. Pakilo lygis, labai smarkiai ir ženkliai. Bet didžioji dauguma žmonių, nesinori kažkaip įžeidinėti žmonių, bet didžiosios daugumos skonis muzikinis tai nekoks yra. Kas formuoja? Mano nuomonė, kad vis tiek lietuvių skonis dar yra labai primityviam lygiai. Vis tiek popsas dalymo. Ne, su tokia muzika jau kažko Lietuvoje sunkiai pasieks. Sunkios muzikos mėgėjų nėra tiek ir daug. Na, nebent būsi Mamontovas ten, nežinau, iš tos, bet tai irgi nėra jau, skaitykim, ta pusė sunkesnė biškį. O grojate 7 koncertus Vilniuje. Ta prasme, ar neatsibosta, kai tam pačiam mieste grojate, ta prasme, daug kartų? Ar yra tiek vietų, kad skirtingi žmonės renkasi ir... Nu kaip, mes gavom pasiūlymą, iš pradžių, kai mes išlindom, tai į dienos šviesą per Metro Battle užsiregistravom. Nu ir tada prasidėjo ten koncertai, po to mes gavom pasiūlymą su Rebel Heartais pagrot. Nu, ten taip gavosi, kad mes turėjom juos apšildyti, bet jie mus apšildė. Žodžiu, ir ką, tai pagrojom ir dabar dėl to ir nusprendėm, kad jau kaip ir visur atgrojom. Vilnių visur pagrojom, kur tik įmanoma. Beveik. Kur geriausiai ten ir pagrojom ir nusprendėm, kad kažkur kitur reikia išbandyti ir jau gan senokai planavom, bet tiesiog tai, derint su kitom grupėm dar kažką, tai tiesiog taip gaunasi. Jaunai grupiai Vilniui sunku, ta prasme, gaut progą pagrot klubuose, dar kažkur lengvai įsileidžia, sunkiai įsileidžia. Iš tikrųjų, nėra labai sunku, bet tiesiog dažniausiai būna klubai užsakyti mėnesių, 2 priekį ir tas... Bet kad šiaip pagrot, tai, galimybę gali gauti tikrai. O jeigu patinka, tai po to ir laiškus rašo, kad apšylit kažką, kai jauna grupė ar dar kažką, tai... Su kuo jums asocijuojasi Panevėžys? Kaip čia pasakius, kebabai matyti. Iš tikrųjų, šią vasarą teko tranzuoti per Panevėžį. Valgiau labai skanius ten kebabus. Bet jūs, aš žinau, jūs tikitės atsakymą, kad Tulpinių mafija ir Marozai ir panašiai, bet... Nežinau, tiek laiko Panevėžį nesu praleidęs, bet... Kiek esu girdėjęs, vienas draugas ten koncertavo, sakė, publika labai yra šilta ir draugiška. Apie Panevėžį prašyčiau. Ką nors apie Panevėžį, su kuo asocijuojasi Panevėžys? Ką aš girdėjau apie Panevėžį? Iš draugų girdėjau apie Panevėžį, kad ten labai skanus kebabai. Ypatingai gražios merginos. Mano draugas sako, nuvažiuoju į vasarą į Panevėžį ir ten kalnai gražių merginų. Nors ir visoje Lietuvoje. Visoje Lietuvoje, bet sako, Panevėžį ypač. Koncentratas tik. Koncentratas. 99% gražių merginų. Kaip nusprendėt Panevėžyje pagroti? Kaip nusprendėt? Iš pažįstami yra groję šiame mieste ir jie sakė, ten publika yra tikrai šauni ir jie žiauriai taškos per koncertus ir labai linksma groti. Geras palaikymas. Ir mes kaip tik dabar planuose turim pagroti visoje Lietuvoje ir kodėl nesukti Panevėžį, jeigu ten labai faina publika. Tiesiog ir mums linksma, ir jiem linksma būtų pagroti. Kodėlgi ne. Muzikinis Rūsys pristato kovo 17 dieną, 19 valandą, koncertą Arena Alternative, adresu Klaipėdos gatvė 79C. Dalyvauja Rebel Eye, Attitude, Impact, Amunicija, Ace in Air. Pagrindinis koncerto rėmėjas Muzikinis Rūsys, muzikos instrumentų parduotuvė ir garso įrašų studija. Muzikantus maitina Arena Vitalija. Informaciniai rėmėjai Panevėžio rytas, Panskliautas, Laisvalaikio kombinacija, Siuviklava.lt, dienraštis Sekundė, KTV Plus, Panevėžio balsas, radio stotis Pulsas, Atomas.lt. 17 kovo. Kovo 17, kur mes rasim? Arena Italija. Tai tu šitą sakyk aš. Ką toliau? Sakyk.
Kovo 17 dieną Panevėžy, Arena Detalė. Mes atvažiuosim į Panevėžį kovo 17 dieną į Areną Detalę. Teikit, kovo 17 Panevėžy, kovo 17 dieną, Arena Detalė. Mes grosim mūsų grupę Attitude. Taip pat 3 vietiniam Panevėžio grupėm. Amunicija, Impact, Acid Air. Laukiame Arenų Detalėje, koncerte Arena Alternative. Atvarykit, mes ten būsim, mes lauksim jūsų.